Sveiki, šioje pamokėlėje pabandysime padaryti tokį žaidimuką, kuriame reikia iš krentančių raidžių sudaryti va čia parašytą žodį. Na, raides galima gaudyti su pele. R raidę pagauni, čia jinai paryškėja. Na, ir jas gaudom. Dar reikėtų A raidės, bet jos nelauksime, eisime pažiūrėti, kaip čia programuojasi reikalai. Taip, ką mes čia turime? Turim vėžliuko grafikos modulį, turim atsitiktinių skaičių modulį, turim apsirašę abėcėlę visą, turim žodį pasirašę, kurį reikia surinkti ir turim sąrašą raidžių, kurias įsidėmim kaip pagaunama. Čia mes porą raidžių įrašėm demonstraciniais metimais, galima bus ir ištrinti. Taip. Ir kaip čia viskas vyksta. Ir pasiruošiam ekrano kintamai, vėliau mums jo reikės susijęti, kad galėtume susijęti pelės paspaudimą. Taip. Pasidarom sąrašą, kuriame bus tos krentančios raidės. Pavadinkim lašai. Ir tada sugeneruokim 10 tokių veikėjų. Čia sukuria mums naują pieštuką, mes išsaugom kintamajame naujas ir toliau pridedam jį į sąrašą. Append komanda papildo sąrašą ir toliau galim tam naujam pieštukui visokias savybės priskirti. Tai greitį padarom didelį, pakeliam nuo popieriaus, kad jis judėdamas nepieštų. Parenkam jam koordinatą. Mes čia žaidžiam taip. Žinom, kad ekranas yra nuo -200 iki 200 lotis ir reiškia, kas 3-5 taškus mes vis kitą raidę išdėliosim taip iš eilės. Y visur bus viršui, tai ir pabandom sudėlioti dar raidžių neparašydami ir pažiūrėti, kas gausis. Na va, čia dabar juos išdėliojo iš eilės. Gerai. Dabar mums reikia, kad matytųsi raidės. Tai bus tokia litanija. Iš visos abėcėlės mes rinksim kiekvienam tam pieštukui po atsitiktinę raidę. Random choice, toks yra speciali komanda. Ir priskiriam tam pieštuko objektui naują raidę per tašką. Specialus būdas objektų parametrams priskirti. Ir tą raidę parašom pieštuko vietoje. Pabandom, kas gaunasi. Matom, atsirado raidės. Kad jos galėtų judėti, mes sukuriam dar vieną kintamąjį kiekvienam objektui žingsnį. Nuo 2 iki 6 taškų. Ir jį paskui naudosime, kad jos palaipsniui leistųsi žemyn. Taip, dabar, kad būtų šiek tiek įdomiau, Y koordinatę mes palyginsim irgi atsitiktinę. Na, nuo 100 iki 200. Tai 100 aukštis Y čia, 200 pačiam viršui. Tai va, tam intervale jos atsiras iš pradžių. Ir palinkim spalvą, nukreipkime visas raides žemyn. Na, dabar matosi jos visas žemyn. Ir tų pačių pieštukų mums matyti nebereikėtų. Mums raidžių užtenka. Tai hide turtle paslėpia vėžliuką, pieštuką. Na ir žiūrim, kaip čia dabar mums atrodo. Na, nupiešė raides. Valio. Tai pirma dalis tuo ir baigėsi. Raidžių generavimas. Trečia dalis įsiterps čia. O antra dalis dėliosis tai čia, žemiau. Ir mes čia darysim kartojimą, tik tai jis bus ypatingas, kad neturės iš anksto numatytos pabaigos sąlygos. Ir mes jį nutrauksime, kai norėsime su komanda break. Taip, ir jame iš eilės visus lašus pajudinsim žemyn. Atsimenat, jie nukreipti į apačią. Ir čia jie paeis, reiškia, tokį dydį, koks jiems buvo sugeneruotas žingsnis. Galim
pabandyti, bet dabar jie yra nematomi, jeigu jie būtų matomi, kažkaip atrodytų taip. Na, matot, jie čia byra, tik raidės neperpiešiamos. Tai padarom, kad būtų perpiešiama. Taip. Išvalom anksčiau, kur buvo parašytos raidės, kiekvieną lašą ir per naują parašom naujoj vietoje. Na, dabar galim pažiūrėti. Štai jie po truputį leidžia žemyn. Tik dabar labai lėtai leidžiasi, kad kai yra daug objektų ir kol jie visi ten perpaišomi, užtrunka, nes tarp kiekvieno perpiešimo tas vėžliuko modulis daro pauzelę. Kad to nebūtų, galima specialią komandą nurodyti. Tracer, na, čia toks trasavimas, kompiuterinis terminas, bet panašiai kaip speed komandai, 0 reiškia, kad jis išjungia atnaujinimą tų perpiešimų. Šiaip po kiekvieno perpiešimo atnaujinamas ekranas, o kai atnaujinimas nevyksta, sutaupoma laiko ir mes atnaujinimą galim paskui patys iškviesti, komanda update. Ir jisai reiškia, kai visas raides paruošia ant ekrano, tik tada jį atnaujina. Pabandom. O, iškart matote, daug greičiau krenta. Jeigu per greitai krenta, galima sumažinti judėjimo žingsnį, bet čia dar priklauso nuo kompiuterio greičio. Taip, ir dar pažiūrim, kad jeigu raidė nukrito į apačią, kad jinai vėl pradėtų kristi iš viršaus. Tiesiog, kad nesibaigtų žaidimas, dabar visi nukrito ir tuščias ekranas. Taip, jeigu jis pasiekė -180, čia pačioj ribą, tai set Y komanda jį padės į viršų. O Y core mums pasakys, reiškia jo Y koordinatę. Tai jeigu jinai mažiau 108, taip, pabandom. Krenta iki kažkurios ribos ir paskui vėl išlenda iš viršaus, bet dabar visada tos pačios raidės. O jos mums jų yra tik 10, o abėcėlėje raidžių yra daugiau, ten 20 ar 30 kažkiek. Tai mums reikia kiekvieną kartą dar sugeneruoti per naują raidę, vis kitokią, kad visos abėcėlės raidės turėtų šansų pasirodyti. Taip, čia buvo daug jot, bet dabar reiškia, tas lietus elgiasi kaip priklauso, tai antrą dalį galima kaip ir pabaigti. Dar porą niuansų, jeigu per greitai reikia, galima įjungti, po kiekvieno perpiešimo tokį stabtelėjimą. Čia galima pareguliuoti vėlgi, kiek mes norim tą greitį pauzę padaryti. Jau skonio reikalas. Ir dar, taip, tam kartu užteks, dabar pereikim prie trečios dalies. Taigi, trečioji daly mes turėsime reaguoti į pelės paspaudimą ir kad aptiktume, kurią raidę galbūt pataikėm paspausti. Tai susijęjam komandą su pelės paspaudimu, o tą komandą dabar aprašysime. Joje, ką darysime? Perėsime per visą sąrašą lašų, štai čia, ir kiekvienam lašui žiūrėsime, kurioje vietoje jis yra. Atskirai jo koordinates padeda sužinoti komanda Xcore, tai reiškia X-coordinate sutrumpintai ir Y-core. Pasižymėjom čia lašo X, lašo Y. Dabar, jeigu atsimenat, pats pieštukas būdavo šitoj vietoj, o raidės prašydavo dešiniau nuo savęs ir viršų. Tai mums raidės dydis būdavo 18, tai maždaug kvadračiukas yra 20 ant 20 taškų ir jame mes tą raidę turime rasti. Tai mes turim patikrinti, ar mūsų X paspaudimo yra tarp lašo X ir lašo X plus 20 taškų. Tai yra šitos ribos. O Y tinkamai tarp lašo Y ir lašo Y plus 20. Tai yra tarp šitų ribų. Tuomet mes, reiškia, jeigu X čia, Y čia,
tai reiškia, kad mes paspaudėm kažkur tame kvadrate. Na ir taip mes išdėliojam tą logiką. Patikrinam. Jeigu x yra tokiose ribose ir y tokiose, tai tuomet mes tą raidę pataikėm ir ją pridedam prie pagautų raidžių sąrašo. Ir taip pat galim atspausdinti. Dabar nespausdinam, tiesiog lašą perkeliam atgal į viršų ir pabandom, kaip čia elgiasi. M pataikiau, R pataikiau, vėl iššoka viršų. Gerai. Tada toliau mums būtų gerai, kad tos raidės keistųsi, kai pagaunam. Tos pačios raidės mums jau antrą kartą nereikės. Greit krenta, dar matau, ne visada spėjau pagauti. Na, ką darysi? Reikia kitas greičiau spaudyti. Ai, nesikeičia. Tai padarom, kad keistusi. Sugeneruojam per naują atsitiktinę raidę. Random choice komanda, gal atsimenat, buvo jau naudota štai čia. Pradiniai raidai parinkti. Ir dabar kiekvieną kartą raidė jau pasikeis. Buvo A, iškrito E. Gerai. Ir paskui mums reikėtų tą informaciją apie pagautas raides kažkaip atspindėti, ar mes surinkom raides tinkamas mūsų žodžiui. Tai čia jau bus tokia apibendrinanti dalis, kuri parodys, kaip veikia visos kitos dalis. Taigi, mes turim kažkokią komandą info, to jau turėsim tiksliau, kuri mums nupiešia žodį ir parodo, kurios raidės jau yra pagautos, jam tinkamos. Na ir čia kur nors ją susikuriam. Tam naudosim standartinį pieštuką, kuris kol kas nuobodžiauja, matom čia centre. Paslėpsim patį pieštuką, mums užteks jo rašomų raidžių. Rinksim spalvą, pakeliam, kad jis nepieštų judėdamas linijų. Nueinam į apatinį kairį kampą ir po vieną raidę parašom visą žodį. Pabandom. Čia kažkas, kai paspausim, ją turėtų rašyti. Oi, dar labai negražiai rašo. Mums kiekvieną raidę parašus reikia paeiti į šoną. Na va, parašo žodį. Dabar, kad atskirtų tas raides, kurias pagaunam ir tinkamas, pavyzdžiui, A, tai su sąlygos sakinį patikrinam. Jeigu raidė iš žodžio yra tarp pagautų raidžių, tada spalva mėlyna, kitu atveju pilka. Na, pažiūrim, ką čia mums gausis. Nėra dar veikiam A. A pagavau, atsirado mėlyna. Gerai. Ir pačiai pradžiai galim irgi tą funkciją iškviesti, kad paleidus programą iš karto jau rašytų. Dabar, kad truputį būtų lengviau susigaudyti, dar parašom liniją, kuri atskiria, na, reiškia, tą ribą, iki kurios krenta raidės, nuo mūsų informacijos. Taip. Na, dabar jau galima ir žaisti. Dabar jau greitai viskas vyksta. Nespėjau. Spėjau. Tai sėkmės bandant daryti ir žaidžiant tam kartui iki A. Tiesa. Čia nėra parodyta, kaip užbaigti žaidimą. Kaip minėjau, kai jūs gaudate raides, kažkada jūs pastebėsite, kad visos raidės jau atspėtos, tai tada reikėtų, tai galėtų būti pastebėta info funkcijoje, kuri perrenka visas raidės ir tikrina, ar jos pagautos. Tada reikėtų sureaguoti ir šitą kartojimą nutraukti. Vietoj true galima būtų iš karto įrašyti kažkokią gudresnę sąlygą, kuri pastebėtų, kada jau žaidimas yra pasiektas tikslas jo. Na ir dar galite, aišku, sugalvoti kokį nors taškų skaičiavimą ar kažkokį tai baudavimą, jeigu nepagauni reikiamos raidės arba jeigu pagauni netinkamą raidę. Čia jau kiekvieno vaizduotės reikalas. Tai dar kartelį sėkmės ir iki.